Daug gražių vietų pasaulyje, bet mieliausia mums ta, į kurią žiūrime meilės akimis. Toks man yra Pušalotas. Mažas miestelis pasimetęs vidurio lygumoje tarp Panevėžio ir Pasvalio. Nei miško arti, nei kalnelio, net Lievo vienintelė didesnė upė ir tas už gero varsto. Nuo Panevėžio Pušalotą teskiria 28 kilometrai. Kelis kartus atpūkši iš ten ar nupūkši Panevėžin autobusai, ten važiuojama apsipirkti pas daktarus, apskritai visų akis ten nukreiptos. Tad net keista, kad dabar Pušalotas priklauso Pasvalio rajonui. Dabar tai didelio kolūkio centras, su 5000 ha žemės, o gyventojų visas 1000. Pušalotas senas, net labai senas miestelis. Pirmą kartą jo vardas paminėtas 1643 metais. Tada jame tebuvo 12 dūmų, tai yra dūminių gryčių. Bet jau po metų Pušalotas gauna privilegiją rengti turgus. O didžiausių suklestėjimo buvo pasiekęs XIX amžiaus pabaigoj, tapo vaikystės centru ir turėjo 1333 gyventojus. Neaplenkė Pušalotą svarbiausiai praeito šimtmečio įvykiai. Per 63 sukilimą čia veikia Antano Mackevičiaus būriai, Rutkausko ir Grochovskio vadovaujami. Šimtmečio vidury 7 metus Pušalote gyveno ir rinko tautosaką Antanas Juška. 1911 miestelis sudegė, bet neišnyko, o per metus beveik visiškai buvo atstatytas, nes turime žinių, kad jau 1912 įvyko pirmasis lietuviškas vaidinimas. Vadinasi, turėjo būti ir kas vaidina, ir kam vaidina. Nemažai iškilių žmonių išaugino Pušalotas, muzikantą Alfonsą Mikulskį, poetus Gediminą Strauską ir Petrą Palilionį, dailininkus Vitolį ir Raimondą Triušius. Pušaloto centras labai būdinga mūsų miesteliams trikampė aikštė, kurios viename kampe, štai čia, stovėjo kryžius, aptvertas dailė tvorele ir gėlėmis apsodintas. Trikampį gražiai uždarė bažnyčios šventorius. Kryžiaus nebėra, kaip nebėra daug ko, Vilnų karšyklos, moglių, kurie netoliese stovėjo ir aptarnaudavo visą miestelį. Mogliai tai tokie milžiniški kočėlai, ant kurių susukdavo išdžiūvusius skalbinius, ir per juos tampydavo didžiulį ant vyrių pakabintą ir akmenų prikrautą lopšį. Iš mogliuotų skalbinių lyginti nebereikėdavo. Aikštėje vykdavo turgus, jomarkai, ji buvo nusieta krautuvių, duonos ir macų kepyklų. Kiek tolėliau, kampinėme liepų apsuptam name buvo vaistinė. Įsteigė 1922 metais atsikėlęs į Pušalotą provizorius Zigmas Januškis. Jam mirus vaistinę perėmė Petras Kaškelis.
Vaistinis sodas mus vaikus vilioja uogom ir vaisiais, išgrėbstytais takeliais, o namas paslaptingu barometru, kurį Kaškelis kartais pabarškindavo ir švelniai suokiančiom kanarėlėm. Januškienės ir Kaškelio namas buvo lyg koks miestelio inteligentų klubas. Čia buvo renkamasi per šventes ir sekmadieniais, čia pirmą kartą miestelis išvydo dviratį, vėliau motociklą, automobilį, o kieme net stovėjo teniso stalas. Dažnai matydavom, kaip Kaškelis sužeistą ar susirgusią liepą patepdavo kažkokiu tepalu ir net apvyniodavo tvarsčiu. Galiniame kambary, paslėptas nuo negerų akių, kabojo Žmuidzinavičiaus paveikslas su virš medžių skrendančia vytimi. Nebėra jau dukters vaikus našlaičius išauginusios Elenos Januškienės. Nebėra ir Petro Kaškelio. Tik senuose albumuose beliko jų gyvenimas. Liko gražūs atvirukai, atskriedavę į Pušalotą iš Kano ar Ženevos. Ir nedaug kas žinojo, kad ir pats vaistininkas buvo ne vieną šalį aplankęs. Šitoje vietoje stovėjo mažytė pieninė, vedėjo Juozo Baužio ir kelių darbininkų aptarnaujama, kurios medinėje garu varomoje muštokėje buvo mušamas eksportinis sviestas. Vėliau pieninė buvo perkelta į kitą įdomios architektūros pastatą. Tai buvusi žydų maldykla. Melstis joje dėja nebėra kam, 41-aisiais visus sušaudė. Turėjo miestelis ir savo Eliziejaus laukus. Šiltais vasaros vakarais miestelėnai eidavo pasivaikščioti į stotį, sutikti ir išleisti siauruko traukinio, kurio mažytis garvežiukas tempdavo tokius pat mažyčius, jaukius vagonėlius Joniškėlio arba Panevėžio link. Dabar deja. O Pušaloto vardas iš kur kilęs? Pušaloto vardas kilęs nuo pušies, nes šitas kalnelis ir visas miestelis buvo pušynas. Ir pradžioje jie buvo tik tai 12 gyventojai. Tik tiek. Tai kai statė miestelį, iškirto tą pušyną? Prakirto, čia kalniuką padarė laisvesnį, vėliau gatves įskirstė. O dabar jau beliko mažai pušų. Šis paveikslas vaizduoja Pušaloto bažnyčios istoriją.
Rugpjūčio mėnesį ėjusi moteris su pjautuvu laukan ir pamačiusi pušyje sėdinčią moterį, kurį pažino Mariją ir laikančią mirusio Kristaus kūną ant kelių. Ji paklausė, ko čia sėdinti. Jinai atsakė, kad šitoje vietoje bus pastatyta bažnyčia. Dar daug kartų pasirodė Marija ir vėliau buvo šioje vietoje pastatyta koplyčia Vladislavo karaliaus 1639 metais. Čia dar yra neįrengtas Betliejus. Klebonė, pasakykit, aš pirmą kartą tokį Betliejų. Čia geležinkelis? Geležinkelis, taip. O iš kur tos figūrėlės visas va čia? Tos figūrėlės yra surinktos metų bėgyje, kur išvažiuodavau ir atsiveždavau visur. Paskui čia šulinys dar yra. Čia jau šulinys, tai toks labai lietuviškas prie Betliejaus labai. Šviesiau ar liūdniau praleidę savo gyvenimą, pušalotiečiai pagaliau susirenka čia, po aukštais medžiais. Pavasarininkų kryžius, anksčiau stovės miestelyje. Subūrė pavasarininkus Pušalote Bronius Stasiukaitis ir kunigas Kartočius, tada ir kryžių pastatė. O čia vadinamieji grafų kapai. Turi gražiai tvarkomos Pušaloto kapinės net aukurą. Vėlinių naktys uždegamas ir skaisti šviesa kviečia aplankyti artimųjų. Kazys Šydagis, 18 metų gimnazistas, Povilas Baranauskas, 18 metų darbininkas, Jonas Gasiūnas, 22 metų ūkininkas, Kazys Kvireckas, 25 metų mokytojas. Vieninteliam vyriausiam vos 35. Visi jie sudėjo savo galvas, jaunas galvas 19 balandyje. Nepriklausomybės kovų paminklas. Išlikęs, nesunaikintas. Žemė priglaudžia visus ir visus sulygina. Už aukštą ūgių tujų raudom žvaigždžiai kapai. Januškių kapas. Čia palaidota mano krikšto motinos mokytojos Onos Alksnienės dukrelė.
Tiesą pasakius, pamačiau savo krikšto motiną tik 2 kartus gyvenime, krikšto metu, ko ir negalima laikyti pamatymu, ir gulinčią karste. Beveik visą tą laiko tarpą Alksnienė praleido Sibire, prie Lenino žodžių. Vežė, kaip ir visus mokytojus, 41 birželį. Vyras Steponė buvo namie, o kelių mėnesių vienintelę dukrelę gailestingi čekistai išmetė iš sunkvežimio. Neilgai trukus mergytė numirė, net prieš mirtį nepamačiusi motinos veido. Ištvėrė tremtį Ona Alksnienė ir kitiems padėjo ištverti. 20 metų laukė žmonos, gyvendamas svetimą pavardę Alksnis. Susitiko trumpam jau Lietuvoj, viens kitą taip pat karštai mylėdami, kaip jaunystėj, bet ir ta laimė buvo trumputė. Tave trėmė, kad linelius verpiai mylėjai, už ką tėvelį tave trėmė, kad paskui plūgą basas ėjai, už ką sesutė tave trėmė, kad ruteles darželį sėjai, už ką brolelį tave trėmė, kad žirgelius staineliai šėrei, už ką vaikučius mažus trėmė, nes jie kalbėt dar nemokėjo. Visus mus trėmė nekaltus, senus, mažus, negimusius, į gyvulinius vagonus suvarė mažus ir senus, daugiau kaip 20 dienų vežė užkaltus vagonus, o šimtakojai vabalai, jie kūną griaužė negailiai, geriau būt mirti Lietuvoj, o ne tokioj baisioj kančioj. Kai žemė dirbo, ją mylėjo, tas Sibire kentėt turėjo. Buvusi ūkininkė, vėliau tremtinė, dabar poetė, dainininkė Anelė Šidagytė Tonkūnienė. Kada jumi trėmė? 1949 metais, kovo 25 dieną. Naktį atėjo ir man suraštavo ir neleido išeiti, kol neatvažiavo partorg susiaučsi lauko. Nieka neleido dėtis. Kaip atvažiavo, tai tada išlaidė į klaitį dėtis. Tėveliai tamstų žinojo, kad jumi veža? Tėvelis padėjo da nuvežti. Dar to naktį jie nemiegodavo namuos. O mamytė sėda į traukinį ir atvažiavo su mum atsisveikyti. Stovėjo prie vagono. Kaip atidarė duris, jin puola man kojų bučiuoti, atsisveikyti paskutinį kartą. A tamstas seseris kur buvo? Seseris irgi jom pradėjo sakyti, ko jūs vaikštat. Jom irgi apstoja. Tai jos palika čia pušalot pasislapė. Ant rytojos jos jo ieškoje buvo apstoję ant Kavado nams. Jos čia slapstės pas gerų žmonės, toks Taišiūno labai gero žmogo. Ir sesuo sakė, jeigu man veš vien, sako, aš geriau šoksiu į šulinį. Tai ką pasiėmėt, kai vežė, kad nieko nedavė, ką pasiėmėt? Nugi pasiėmėm šiek tiek maistą, bet brangiausiu torto pasiėmiau va šito kryželį ir vėl parsivežiau šį atgal laimingos mirtis. Ir švestą vandenį ir mujevinį abrozo. Tai mirė tenai 10 lietuvių, aš visiems pašventino duobis. Sakydavo, naverna tankūns pop. A tamstą prisimenat, kai trėmė 41 metais? Atsimenu. Čionai buvo mokytoja Janušauskai. Neseniai jie buvo atkelti, nežinau kiek, ar koks 2 metus galima putojavo. Vyrs ir moteriai ir 2 vaikeliai buvo. Žinau, ta vaikelė buvo vardas Alpuniuks, mergaitė Danutė.
kaip jų atėję vežti, tas berniuks, mes čia žiūrėm, ką tas berniuks lak, čia duobės tokios buvo, lak per tos duobės, užskribytėlė su šautuvus jį vei. Tai tas vaikelis sako, aš nevažiuosiu į Sibiro, geriau čia man teptų duobį užkaskit, bet vis tiek, kogi 7 metukų, tuo Apuliuks jo vardas buvo. Į paėmė to vaikelį, sumetė į mašinas, į mergytę, į to berniuko. Kada pradėjot rašyti eilėraštį? Sibir, pradėjau rašyti, 3 eilėraščius parašiau. Nu, o paskiau parvažiavus, taip man užėjo tokios mintis, čia nebetoli, mano 70-metis, sako, reiks sukurti savo eilėraštį 70-metį, prisiminti vaiką, kai jie prisimint, aprašys. Nu, taip ir pradėjo. Klebono činajos, kaip jis užeidė labai, aš labai aprašė jo kančius. Ir labai visiems patika, klebon perskaičio, ligoninę nuvežęs. O kada rašot rytais, vakarai, dienom? Ne, naktį parašo paskiau, aš jau juos tenai talpion, jau vieno, kad netenk šitą sakė institut, šitą padėt, taip aš ir surediguoju. Taip tylų paliko gražiais vakarais, kad nebesigirdi dainelių garsai, tik stovi pirkelė ir liūdi viena, kad ją jau apleido jaunoji karta. Nutylo gegutės gražus skambesys, nežino, kad stovi sodyba tušti. Aš prie kryžę gimė ir noriu mirti prie kryžę. Buvo mūsų čianai medinis, buvo pastatyts 33 metais. Mum išvežė į Sibirą, atsisveikinam mes su tuo kryžiu. Vėjs nulaužė dabar. Supuvęs tiek buvo tas kryžis. Man tiek nebesmag, kad man nebėr kryžė. Nu, pakti sodybė kryžių. Un kapinių vaikšto, iš kapinių išverstas akmuo stovi. Aš apžiūrėjau, paskui paprašiau kleboną. Sako, klebonai, ar gali man pasimti tų akmenį? O jis sako, bil tiek nori, vežkis tų akmenį. Ir kaip tiek pastatė man to kryžių, stengios 23, kai buvo čianajos tas visų jau rankų susikabinioms. Toj dienai pastatė man to kryžių. Tokia aš dabar laimiom. Aušros vartų Marijos paminklas. Nelabai išvaizdus, bet irgi turi savo istoriją. Anksčiau stovėjo prie šventoriaus. Štai taip, kaip šitoje laiko išblukintoje nuotraukoje. Buvo norėta paminklą sunaikinti, bet kunigas įprašęs, kad leistų perkelti šventoriumi. O šalia pastatas anksčiau vadintas špitole. Dabar jai pristatytas 2 aukštas, ir nuo 1954 čia vidurinė mokykla. Kelios klasės glaudžiasi gretimam name, kurio rūsiuose po karo kamavosi vadinamieji liaudės priešai, o tie, kurie juos kalino, ramiai tebegyvena miestelyje. Špitolė turėjo salę, kurioje vykdavo tikri liaudės vaidinimai per kalėdas arba tarpušventyje. Sceną nušviesdavo ryškia balta šviesa šnipščianti karbidinė lempa, o salėje nei obuoliui nebūdavo kur nukristi. Apskritai Pušaloto vaidinimai turėjo gilias tradicijas. Atsimenate, pirmas lietuviškas spektaklis buvo suvaidintas dar 1912 metais. O kaip dabar? Tamsta sena Pušaloto gyventoja. Kiek metų gyvenat? 56. 56. Esat gimus. Taip, Pušaloj gimus. Tai prisimenat senojo špitolį? O šitą špitolę, šitoj. Tai parodykit, kaip čia atrodė, kur čia buvo salė.
Šič va buvo siauras koridorius, o šičia, o šič buvo salė. O šitam kamp, kur dabar yra, čia buvo parduotuvė, vyrų katalikų parduotuvė buvo. Gal prisimenat parduotuvės savininką? Prisimenu. Marozas buvo Petras. Atsimenat, špitoliai vaidinimai buvo? Buvo, atsimenu, eidavom į vakarėlis, nu kaip neatsimenu. Taip seniau, patikdavo vakarėlį. Sakykit, o špitolė, kiti nesupranta, kas čia pavadinti? Kaip dabar salė vadinas, tai seniau vadindavo špitolė. Nu, tai čia gyvendavo, kas čia gyvendavo? Va tenai gyvena Zakristijonas, čia prieglaud buvo babučių, o šič gyvena šitie špitolnikai, kaip saka, varpininkai gyvena. O aukštai gyvena, vienas sako, bažnyčios dabar vadinas kalbėjai, seniau Pročk buvo ir Vargoniks, tai va tiek ir buvo. Kiek būdavo čia salėje žmonių tilpdavo? Tilpdavo pusrečia 100, kai jau taip jau. O taip tai laisva, 100–200, va tiek jau buvo. A dabar, kur žmonės eina į koncertus, į vakarėlius? Kultūros namai. A vaidinimai tai būna? Būna. A miestelio gyventojai vaidina, a tik atvažiavę? Atvažiavę. Tenai, jeigu norite nuo durų pažiūrėti, tenai yra langas. Un scenas galite nueiti. Paragavo Rūsių saldybės ir mūsų mokytojas Petras Aleksandravičius, talentingas skulptorius, kurio kūrybinė biografija nutraukė Sibiro kurortą. Kiek prisimenu, per visas pamokas piešdavom. Apskritai Pušalotas mokyklomis nebuvo nuskriaustas. Praeito šimtmečio pradžioje čia veikė parapijinė mokykla, vėliau valdinė, dar vėliau progimnazija, o 1905-aisiais mergaičių pradinė. Kuris iš jūsų žinot, kada pirmą kartą Pušalotas buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose? Nežinau. Gal žinai, kada pastatyta Pušaloto bažnyčia? Nežinau. Ar jums istorijos mokytojas nieko nepasakojo? Ar senas miestelis Pušalotas? Senas. Nu kiek maždaug? 100 metų, 200, kiek Pušaloto miestelį? Nu, gal 300. Gal 300. Ar norėtum gyventi visą gyvenimą Pušalote? Nežinau. Nežinai, dar ne. O jūs? Ne, turbūt. Pušalote turbūt trūksta tokių vietų, kur galima būtų nueiti laisvalaikiu. Sporto salė būtų neblogai, ją pastatytų. Kumpauskas Pranas. Šioje vidurinėje dėsčiau bent keletą dalykų, bet pagrindinis šių dienų mano mokymas yra darbinis. Sakykit, koks yra Pušaloto jaunimas? Anksčiau vis tik tai buvo žymiai doresnis, dvasingesnis jaunimas buvo. Šiuo metu jaunimas daugiau domisi muzika, estrada, mažiau domisi šitais dailiaisiais medžio darbais. Taip kaip turi būti, kad turi gėlės aromatą, man turi mediena aromatą. Didžiausias džiaugsmas yra tada, kada darbą matau pabaigoje.
Medis yra gyvenimo lik prasmė. Be medienos, jeigu negalėčiau dirbti, jausčiaus lyg tai koks nelaimingas žmogus. O dabar dirbdamas jaučiuosi, kad pilnavertį gyvenimą gyvenu. Geras pavyzdys paskatino kolūkio pirmininką Grigaliūną papuošti miestelį gražiom laiškinėm. O į šitą namą likimas suvedė dvi mokytojas, liaudės menininkės. Apsilankykim. Mes dabar svečiuose pas mokytoją Michaliną Buišienę. Mokytoja, kas jūs paskatino pradėti piešti paveikslus, lieti akvarelės? Turbūt paskatino anūkas, kuris lankė Utenoje vaikų dailės mokyklą. Tai pakvietė močiutę savo irgi kartu. Taip, kartu mes paskui laisvalaikiu piešėme. Ir jis parodė mano darbus pirmosius menotyrininkui, pripažino, kad neblogi, taip gimė net pirmoji personalinė paroda. Daugiausia piešiu tą, ką pro langą matau arba išėjusi savo aplinkoje. Bet kadangi aš būnu dažnai labai Utenoje, tai Utenos ežerai, ežerėliai labai man daug duoda mano piešiniams. Kiekvieną vasarą nuvažiuoju į savo gimtinę, Žagarę, ir ten parenku tai, kas atrodo man nepamiršta iš vaikystės dienų. Akvarelė yra viena iš kaprizingiausių, kaip tik tai valdymo technikų, bet kažkaip mes mokykloje, pavyzdžiui, Šiauliuose, kai mokiausi, Geratas Bagdonavičius, irgi daugiausia mums skirdavo temas ir akvarelė. Ko čia visi laukiat? Muilo? Muilo. Muilo. Ar pakanka to muilo, kurio duoda? Kiek pakanka, jeigu normaliai naudoti. Ar pyksta žmonės dėl, pavyzdžiui, dėl pitalono ar nelabai? Kaip kas, kam neužtenka, tai turbūt pyksta. O būna čia kokie vakarėliai, subuvimai, pavyzdžiui, kur ar nueinat, kur į kultūros namus, ar kur būna? Ar dažnai nueinat? Dažnai, bet saviveiklinės. Ką jūs darot saviveiklinės? Dainuojam. Dainuojat ansamblyje? O pušalutiečiam patinka, kai jūs dainuojate, ne? Niekas nesiskundžia, atrodo. Mokytojos Virginijos Červinskienės dėka Pušalotas turi etnografinį ansamblį. Mokytoja, ar seniai jūsų ansamblis dainuoja? Visas dabartinis ansamblis, dabartinis skaičius žmonių dainuoja jau įtemptai 2 metai. Bet anksčiau žmonės mažuma jau pradėjo dainuoti žymiai anksčiau, kai manęs dar nebuvo. Mes dainuojam mūsų vietovių dainas, mūsų Pušaloto ir aplinkinių kaimų dainas. Siekiam ir Joniškėlio, nes mes čia artimai. O kam dainuojate? Ar savo malonumui, ar apskritai koncertuojate, važinėjate? Dainuojam ir savo malonumui, ir išvažiuojam, ir konkursuose dalyvaujam. Dainuojam specialiai tam, kad atgaivintumėm, kas yra pamiršta. Čia dainuojama buvo ir pamiršta, ir jaunimas pamiršo, nežino. Prašom pasakyti, kodėl jūs dainuojate? Kodėl? Balso turiu, aš nuo mažo labai mėgiu dainuoti, nuo 15 metų. Balso turiu, man rodos, aš ir vienas namuose dainuoju vaikščiodams. Ir namuose dainuoja, taip?
50 metų saigulėm išdirbęs, aš taip jau... O tai jūs vaikščiodavot po miškus ir dainuodavot? Po miškų nelabai dainuodavau, o vis užgirs kaip dainuos. Bet taip mėgstu dainuoti ir vienu žodžiu. O kokias dainas jūs mėgstat labiausiai dainuoti? Na ir senovins, šios visoks dainuoti. Tai jūsų ateina anūkas padainuoti? Ateina, jis mėgs dainuoti, namuose mes dainuojam. Mes tai tikrai vis šeimai dainuojam. Kiekvienas atėjęs dainuoti žmogus yra savotiškas, individualybė ir kiekvienas pristato dainą. O dabar mes paprašysime jūs pagroti armoniką, prašom. Aš prašysiu jūs prisistatyti pirmiausia. Černiauskienė Virginija. Kultūros namų direktorė. Kultūros namų direktorė. Žinote, direktorė, aš savo kalbą su jumis noriu pradėti nuo tam tikro priekaišto. Aš vaikščiau po Pušalotą ir žmonės skundžiasi, kad anksčiau štai kultūros namai turėjo sutartį su filharmonija. Ir čia atvažiuodavo daug artistų, koncertų. O dabar šito viso nėra. Kodėl taip atsitiko? Kodėl taip atsitiko? Mes jau gal 5 metai, kai nebegaunam koncertų. Anksčiau dar pakviesdavo į filharmoniją ir kolūkių pirmininką, ir sekretorę, ir mus, ir saveiklininkus. O dabar motyvuoja to, kad per prasta salė. O į teatrus jūs bandėt kreiptis? Pavyzdžiui, negi Panevėžio teatras atsisakytų atvažiuoti pas jūs laikyti? Iš pradžių, kaip prieš 10, nežinau, gal kiek daugiau metų, buvo atvežę bent porą ar 3 spektaklių. O dabar jau nevažiuoja. Yra dar mergaičių ansamblis, yra dramos kolektyvas. Yra dramos kolektyvas. Turim kaimo kapelą. O dramos kolektyvas vaidina, čia ateina žmonės žiūrėti? Ateina. Mes ataskaitiniam, aš nemeluoju, tikrai. Ataskaitiniams, va kai būna kolokiečių ataskaitiniai susirinkimai 1 kartą metuose. O jūsų žmonės sakė, mokykloje, kad nėra jokių vaidinimų? Įprastukas, mūsų paprasčiausiai žmonės nežino, kas vyks kultūros namuose. Gal jų blogą reklamą jūs? Ir gal jūs parduotuvėje pasakykit maisto produktų, sviestą perkant ir jūs pareklamuo? Mes iškabinam reklamus, iškabinam ir... 50, kokia buvo tėviškėla. Kokia buvo tėviškėlė prieš 50 metų. Prašom padainuoti. Tėvelio kluonį buvo kužinės buvo, kongresai futbolo rungtynės, nes ir po dėdė čianaja atvažiavo ir visą Pušaltą jis apdainavo. Jisai apdainavo ir mano tėvelį, kurį aš atsimenu vieną posmelį. Šitas šeimininkas labai myli meną, kuris tai papuoštas šis klojimas senas. Tėvelio klojimi vakarėliai buvo nešienai, kultūros tikrinamai buvo. Padėka už sugrąžintą gyvybę. Šitą paminklą pastatė 26 metus Pušalote dirbantis klebonas Albinas Pipiras. Galima sakyti stebuklu grįžęs iš ano pasaulio. Tiesiog saižytas kirviu jis buvo žudikų įmestas į rūsį. Manė, kad jau nebegyvas. Ilgai kalbėjome su klebonu.
neseniai paminėjusiu 40 metų kunigystės sukaktį. Jo knygų ir meno albumų ir paties išaugintų gėlių prikimštam kambarį. Kai paklausiau apie politinės nuotaikas, jis atsakė, kad miestelis susiskirstęs. Du lageris. Vienas, kuris mūsų tautą keliantis, pasilaikantis visą tai, kas buvo anksčiau ir nori, kad būtų dabar. O kitas nebenori, kad sugrįžtų praėjusi geri laikai, tenkinamas iš šitą dabartimi ir sakoma, kad dabar geriau negu kad anksčiau. Mums nieko nereikia. O tretieji, nei šilta, nei šalta jums. Kalėdinėmis lemputėmis buvo papuoštas apkiužas namas, kur dabar klebonija. Tikroji dar Antano Juškos praeito šimtmečio vidury statyta dar vis negrąžinama bažnyčiai, o mūsų pašnekesys rytuose apie jaunimą. Mums auklėja seną pagerbti, niekuomet jam piktų žodžių neatsakyti. Pasivys, panešyti jo naštą, prasilenkiant, užimti prastesnę padėtį, senuką leis lengvesnį. Nu, gerbti mylė. Mes vadindavom tamstą, jūs niekuomet nevadindavom, kaip dabar vadinasi tu. Jie sako, kad tai yra draugiš artimumas ir ryšys, bet atrodo, čia vaiks su vaiku gali, draugas su draugu kalbėti, bet tėvams turi būti derama pagarba ir autoritetas. Atrodo, kad mokyklai trūksta to dvasingumo, bet tas dvasingumas ne žodžiuose, bet darbuose. Turime mes įsijungti į tą gyvenimą ir viskas iš vidaus, nedirbtinai, bet iš vidaus turi plaukti ir pagarba, ir meilė, o ne paviršutiniškumas. Klebonė, o kas bažnyčioje yra vertingiausia? Mūsų bažnyčiai vertingiausias yra altorius, barokinis stilius su priemaišom dar. Ir yra ta altorių stovilas visas, menininkas Danauskas iš Razalimo. Kilęs yra ir ten bažnyčioje, čia aplink visi Danausko menas yra daugiausiai pagarsėjęs. O altorius čia medinis altorius? Medinis yra. O senas? Jau nuo bažnyčios įkūrimo. Jau 1639 metais įkurtas, biškiai restauruotas, perneštas iš senosios bažnyčios. O dar be altoriaus, ką turime čia vertinti? Be altoriaus dar reiktų kryžiaus kelius skaityti meniškus. Vien dėl to ir dėl senumo. 105 metai. Jie tapyti Čensakavai, menininko Malčinskio. Bet atrodo dabar pasižiūrėjus į paveikslus ir pasižiūrėjus į visą prieminimą, atrodo, kad tik jie naujai įrėminti. O nesenai aš pats restauravau. Pirmą paveikslai buvo apnešti, nežymus jau buvo, paskui ištrupėję rėmai, tai juos suremontavau, atstačiau, paauksavau. Tai jūs ir auksinimo darbus mokote? Taip, išmokau. Čia vieną altorių man atvykęs auksavo, o kitą aš pats auksavau. Ir visi kryžiaus keliai, visi rėmai mano paties rankomis išauksuoti, padaryti. Dar norėjau jūsų paklausti, kokie čia žymesni klebonai, kokie kunigai čia bažnyčio klebonavo? Klebonavo žymiausias Antanas Juška, kuris dainų rinkinį yra parašęs. Paskui čia buvo iškeltas į Veliuoną, rodos, kur nors. O mirė kažkur kitur. Sibire. Nu. Paskui buvo Žaliarūtas Obaliauskas, irgi garsus. Ir 907 metais, gruodžio 7 dieną miręs kunigas Rimkevičius. Tykus buvo vakarėlis, dainos autorius. Ta daina dainuojama visoje Lietuvoje, populiari labai. Dar yra daugiau dainų jis parašęs. Čia jis palaidotas? Čia ir palaidotas.
O šitie altorėliai, prašom pasakyti, jie seni, jie irgi labai gražiai atrodo, jūsų matyt nubronizuoti, čia padaryti. Šie altorėliai yra seni, aš radau atvažiavęs, bet buvo suirę ir išmesti. Paskui aš juos atnaujinau, paveikslus, visus įrėmus sutvarkiau, paauksavau ir dabar vartojame iškilmingoms pamaldo procesijos. Ką vaizduoja šitie altorėliai? Ką vaizduoja, prašom? Čia yra šventasis Antanas vienas ir paskui vaizduoja šventą Augustiną vienam altorėlį. Ypatingai meniškas šventos Onos Marija ir Juozapo su kūdikėliu altorikas. O šitas altorius, sakot, yra stebuklingas? Šitas stebuklingas Marijos. Paskui dar nuleidžiamas yra Sopulingosios Marijos altorius. Koks čia paveikslas yra? Sunku pasakyti, gal tarsi atrodytų, kad senai labai yra. Čia po didžiojo karo. Vieno vaizduoja Mariją, vienoj rankoje 3, kitoj 2 varpas laiko. Stovinti ant mėnulio, žemė po kojomis, tarsi kažkokį gailestingumą rodo. Ar jokios legendos nėra dėl to paveikslo? Jokios nėra. Ir karininkas, kaip jis atsitiktinai čia buvęs, padovanojęs bažnyčiai tą paveikslą. Tai klausyklos, čia matau, čia yra labai senos, jau anam šimtmetį nutapytas. Jau radau, jau senos, su bažnyčios pradžia reikia sieti ją. Spalio mėnesį dažnam darže gintarų šviečia dar prieš karą kažkieno atvežtos 2 derlių vedančios remontantinės avietės. Net prie pomidorų žmonės įprato, o atsimenu, kai mano motina iš sėklų prisiauginusi duodavo kaimynams paragauti, tai dažnas atsikandęs prie naukusio vaisiaus nusispjaudavo ir sakydavo, kas gali valgyti tokią rūgštybę. Kiekvienam darželį būtinai žydėdavo nasturtos, kvepėdavo rezeda, kerodavo smidras. Būtinai Velykų stalo iš sviesto lipdydavo ėriuką. Išaugo miestelis, kiti dabar papročiai. Gerų žodžių galima paminėti neseniai mirusi pirmininką Nicetą Grigaliūną už asfaltuotas gatves, apramintus girtuoklius už daug ką. Nėra namų be dūmų, o dūmų čia daug tiesioginė prasme. Nuo birželio mėnesio sudegė 13 pastatų. Daržinių, malkinių, gyvenamųjų namų. Paskutinioji auka Trušienės namas. Per stebuklą moteriškė išliko gyva. Ko labiausiai bijot? Bijom, kad naktį išeiti. Jeigu kad aš bažnyčios einu ir bijau. Jeigu. O kodėl? Tu, kad kokį jaunuolį austos. Man buvo primušintais metais, pirmučiausiai mane gegužės mėnesį, klebona spalio mėnesį. Mes tokias jau paprastas moterėlės. Aš noriu, kad dabar negalėt jūs man paaiškinti, kas tai jedinsto. Pasakykit, o tai jeigu apie Pušalo tą miestelį reikėtų taip jį suskirstyti, kaip pasakytumėt, daugiau čia blogų žmonių ar gerų? Gerų daugiau. Žinot, kad lemtingas toks vakaras joninių buvo. Aš palikau namuose vieną. Piešdavau retkarčiais po truputį. Bet tą kartą pasėmiau teptuką ir pagalvojau, nupiešiu joninių naktį paparčio žiedo ieškojimą. Ir paskui jau pradėjau kasdien piešti. Ir žinot, kad man visi tie nemalonumai, tas širdies skausmas, kažkur tai atsitraukė į šoną.
Kadangi nesinori baigti pasakojimo liūdna gaida, geriau sugrįžkime jau matytą geltoną namą. Dabar pas dailininkė Irena Porvanickienė. Mokytoja, o kiek jau darbų esat padariusi? Kiek tuliet akvarelių? Padariau virš 1000, 1130 ar 2, atrodo, nežinau. O patenkinta esat savo darbais? Kai padarau, labai retai būnu patenkinta. Beveik niekada. Nu, būna, kad išeina geras, tada vaikštau apie stalą, pasižiūriu. Einu, švilpiu, dainuoju, tada taip gera, bet labai retai tai būna. Nu, paskui, kaip jau parodos praeina, kaip jau pasikabinu va čia, kur geresnius darbus, tada, žinokite, jau man jie liktai ir geresni pradeda atrodyti po kiek laiko.